unikalią situaciją valstybėje, kada mes per metus ir 8 mėnesius turim didelę prabangą net realiai 3 ar 4 net premjerus pakeisti. Bet taip jau yra, gyvenimas politinis diktuoja politinę darbotvarkę, kad viena valdančioji dauguma keičia kitą valdančiąją daugumą ir klausimas yra taip, kaip mes tęsim darbus. Jeigu mes pasižiūrėsime koalicinį susitarimą, koks jis yra, akivaizdu, kad 70% darbų bus tęsiama buvusios koalicijos darbų, tai yra realiai mažai kas keičiasi. Ir jis negali iš esmės daug keistis, nes yra nenormalu, jeigu keistųsi. Jeigu mes keistumėm iš esmės pagrindinius darbus, tai mes tokiu atveju turėtumėm keisti ir visas vyriausybės, ministrus, viceministrus, departamentų direktorius ir projektus. Bet vienas dalykas man iš esmės kliūva. Aš pamenu 2025 metais, rugpjūčio mėnesį, kada sudarinėjom koaliciją ir kada vedėm dėrybas, taip atrodo trūko to tokio ryžto. Mes susibrėžėm tokius tikslus, kaip antai. Valstybės draudžiamų asmenų didinti, už valstybės draudžiamus asmenys didinti sveikatos draudimo įmokas. Mes susibrėžėm vieną tikslą, kad Igničio akcijų delistingavimas gali būti dedamas ant darbotvarkės ir jis turi būti dedamas ant darbotvarkės ir turi būti kalbama. Mes susibrėžėm tikslą, kad jėgainių parkas jūroje, kuris yra visiškai nuostolingas valstybės, neturėtų būti toliau vystomas, jis neturėtų toliau būti plečiamas. Mes susidėjome, kad auditai turėtų būti atliekami įvairiausiose srityse. Mes susidėjome, kad ministrams keliami labai aukšti kvalifikaciniai reikalavimai, bei kartu mes susidėjome tokius reikalavimus, kad turi ministras atitikti tam tikras žinias ir patirtis. Ką mes šiandien girdim? Mes šiandien girdim labai įdomų dalyką. Kadangi vidaus reikalų ministro postą reikalinga atlaisvinti vienam frakcijos nariui, tai Kondratovičius sako, mes perkeliam į aplinkos ministrus tam, kad vienas narys užimtų aplinkos ministro pareigas, o kitas kandidatas taptų vidaus reikalų ministru. Mes kalbame apie energetikos ministrą, nors Lukas Savicką pažįstu daugelį metų nuo Investuoti Lietuvoje, kai jis ateidavo pas manęs į ekonomikos komitetą su vienu ar kitu prašymu arba pagalbos prašymu. Mes kalbame, kad energetikos ministras turi turėti energetinį išsilavinimą, turi turėti žinias, turi turėti patirtį. Pamėginu praversti CV, aš nieko nerandu, kad būtų susijęta, kad jis kažkokią patirtį ar žinias turėtų. Mes kalbame apie sveikatos ministrą. Šiandieną būsimas sveikatos ministras Linas Kukuraitis kalbėjo. Nei tvora, nei mėta. Arba žmogus net nežino, kas vyksta, arba net nežino, kas yra sveikatos sistemai. Įdomiausia yra tai, kad netgi kai kurie kolegos, frakcijos nariai, net nebando sustabdyti ir nebando sakyti, kad tu gal nekalbėk, nes vis dėlto yra kitaip. Ar tai yra gerai? Aš labai abejoju. Plius ateina ES pirmininkavimas. Tai didžiausias bus iššūkis, ko gero, ne tik premjerui, bet ir kartu ministrui. Tai savo ruoštų aš norėčiau palinkėti būsimam premjerui, nes matyt po 9-10 mėnesių mes turėsime čia kėdėje Robertą Duchnevičių, nes taip jau yra, kad kas 9 vis po kitą premjerą keičiasi. Tai norėčiau palinkėti, kad Seime frakcijoje būtų dažnas svečias, kad nebūtų taip, kad frakcijos nariai nežino, ką daro vyriausybė, kad nebūtų taip, kad frakcijos nariai ateina kartais tarėsi su opozicija, kaip balsuoti ir ką daryti, kad nebūtų taip, kad vyriausybės projektas yra vienas, o Seime komitetas priima kitą. Tai yra, ko gero, vienas svarbiausių ir sudėtingiausių dalykų. Šiandien dienai, kad išlaikyti 53 asmenų frakciją grupę, tai turi būti labai tamprus darbas su pačia vyriausybė ir su pačiais ministrais. Deja, kai kuriais atvejais to nebuvo. Tikrai noriu padėkoti premjerui Gintautui Paluckui, tikrai noriu padėkoti premjerei Ingai Ruginieniai ir prie visos pagarbos ir dėl viso teisingumo reikėtų padėkoti Ingai. Nes Inga buvo tas žmogus socialdemokratų partijai, kuris buvo ledlaužis, aš kada tai sakiau, kad tai yra kometa jų partijai, nes jinai pasiaukojo dėl pačios partijos. O dabar už tą auką jinai yra metama, engiama ir tiesiog bandoma iš jo šaipytis. Nežinau, ar tai yra geras ir teisingas dalykas. Nes žmogus, kada partijai buvo sunkiausias momentas, jinai priėmė patį ryžtingiausią dalyką sutikti vadovauti būtent vyriausybei. Tai buvo sudėtingas momentas. Aš tą mačiau, aš tą girdėjau ir aš labai gerai žinojau. Jeigu pavyks šiandien sumobilizuoti ir kad nebūtų takoskyros ir viens kito stumdymosi, aš manau, kad šita vyriausybė gali daugiau ir ką nuveikti. Kai kurie šiandieną, kai žadėjo, sako, būtų gerai, kad dešinieji po šios vyriausybės neteitų 8 metų. Deja, aš matau šiandieną tos traukiamus skeletus, nekompetitingus ministrus arba vienus kitus ir pasisakymus. Akivaizdu, kad po 2 metų valdančioji koalicija gali atitekti būtent dešiniesiems. Ir tai yra labai pataugi terpė. Terpė, žinot, dėl ko? Todėl, kad bijoma prisiminti lyderystės, bijoma priimti sprendimus. Ir sako, tarsime, žiūrėsimės ir panašiai. Na ir galutinis sprendimas, kuris kelia abejonės, ar gali funkcionuoti, bet norėčiau palinkėti tai vyriausybei, kad galėtų, tai vakarykštis posėdis pas konservatorių frakcijų. Kada užduodamas klausimas, kodėl mes perkame metalus ir perkame mašinas, kuris iš esmės nėra reikalingos, tai yra akivaizdu, net vairuotojų mes jų net neturim. Yra nesugebama atsakyti, kad tapęs premjeru,
pavėsiu ministrui stabdyti šitus dalykus. Tai reiškia, mes prisipirksime technikos, neturėdami nei vairuotojų, nei instruktorių, kas galėtų vairuoti, reiškia, metus šitas mašinos stovės kur? Kažkur tai ant plytų pakabintas, kažkur tai garaže ar kažkur tai ore. Ar šiandienai to mums reikia? Aš labai abejoju. Ir kitas yra dalykas, kas labai nemaloniai mano galva nuskambėjo. Kada kalbame apie užsienio politiką. Mes kalbėjome apie užsienio politikos ir santykių šildymą su Kinija, mes kalbėjome santykių arba tranzito atidarimą būtent Baltarusijos trąšų į Klaipėdos valstybinį uostą. Dabar klausimas, keisis užsienio reikalų ministras, nekeisis užsienio reikalų ministras. Čia aš manau, kad turi labai savo atsakyti pati partija. Į kurią poziciją ir į kurią kryptį važiuoja. Ar jūs toliau tęsite Gabrieliaus Landsbergio pradėtą užsienio politiką, ar vis dėlto pradėsit formuoti savo užsienio politiką. Jeigu šiandieną jūs to nedarysite, tai sėkmės, nes 28 metais, kaip ir savų laikų 2000 metais, konservatorių iš 94 lygiai tilpo į lifto dėžutę 6. Bijau, kad taip neatsitiktų su mano bičiuliais socialdemokratais. Iš 53 į vieno lifto dėžutę 6 plus 360 kg. To tikrai iš jums to nelinkėčiau. Ir norėčiau, kad iš tikrųjų laikytumės tvirtai savo pozicijų.